Darom antrą seriją, prisiminėm bešnekėdamos, kada reikia papasakot, tai tuoj tada palaukit truputį, atsuksiu. Iš naujo. Tai va, teisingai sako, kad, užmiršti iš tikrųjų, kiek gerų dalykų įvyksta, užmiršti, nes čia labai per daug gerų dalykų visokių. Tai va, ką dar atsiminiau, kad kai pradėjau vartoti, iš tikrųjų pradėjau save labai akylai stebėti, nes laukiau tų stebuklų. Nes girdėjau čia tuos atsiliepimus, skaitau čia tam tas, tai va, karpa išnyko, taip įdomiai išnyko, pajutau, tiesiog nudžiuvo, jinai nebeliko. Po to turėjau tokį riebalinį guziuką tokį pauodą ant kaklo šitai vietoj, daug metų, aš nežinau, nuo kiek ten metų, bet labai daug metų buvau užsičiuopus. Tai kažkaip pradėjau stebėti ir ką, vieną vakarą kažkaip žiūriu, nieko nebėra, tai va, dingo šitas riebalinis. Po to geriant, aš papilomų neturėjau, bet geriant man čia buvo atsiradę, va čia pradėjo kilti tokia kaip juosta po kaklo. Ir taip įdomiai pradėjau gerti, taip toks įdomus aštrus tokie mažiliukai. Ir nieko, pakilo kažkaip, patys jie kaip ir neužaugo, bet va taip jaučiau liesdama rankom. Ir po keletų dienų viskas baigėsi. Aš, aišku, ploviausi su Jekaterina, čia tepiausi ir žodžiu dingo. Tai va, tokie įdomus dalykai. Dukrai buvo ant veido tokius spūgelius, va, irgi vieną dieną išmeta, dingsta. Tai va, taip įdomiai valosi ir visiems, kaip įdomiai visiems skirtingai. Tu negali tos pačios istorijos prisitaikyti, pavyzdžiui, kaip aš žmogui pasakoju, kad ir savo pažįstamai, man va taip, o skam sak, man taip nėra, bet pasako kitus dalykus, nes kiekvienam kito, tai tėvo produktai nėra, kaip iš tikrųjų ir sako, kaip dabar ir suvokiau, kad nėra būtent nuo kažko būtent. Jie tiesiog tave tvarko iš vidaus, tvarko visą tai, ką imunitetą tvarko. Jo, visas tas gerybės. Nežinau, va, su imuniteto aš šiaip labai mažai sirgdavau. Kai tos 2 metus po tų COVID, aš COVID labai stipriai persirgau, sunkiai labai. Ir dar skiepus turėjau, tai nežinau, kas viską tą tiek suveikia, ar tie covidai, nes daug dalykų tokių vadėjasi, daug tų ligų visokių tokių iškilo. Ir vat miomą įtarė, ir tą GPV virusą rado, ir šitie dalykai, ir D vitamino labai didžiulis trūkumas po covido. GPV virusas yra kas toks, čia tas moteriškų ligų kažkoks? Taip, gimdos kaklelio dariau stapinėlį ir man tiesiog rado 16 tą kodą ir jau pas onkologą. Bet pakitimų nerasta, vienu žodžiu, bet tai jau yra. Tai tas, kaip tik aš dar dėjau čia praeitą dieną postą, nes pradėjau domėtis labai apie tai. Tai irgi tiesiog yra nuo parazitų. Visi mūsų tie grybai, visi tie iki vėžinių tų ląstelių gali būti visi nuo parazitų, nuo užteršto organizmo. Taip. Tai va, tai labai įdomiai. Dar tyrimų nesu pakartojusi. Eisiu sausio mėnesį, nes tam irgi reikia laiko, nereikia bėgti iš karto tyrimų daryti, nes paūmina ir gali parodyti ir uždegimą, ten kažkas sako, o eik tu man tą daugiau parodė, žinai. Tai viskas čia yra tvarkoj, nes kaip aš juokauju dabar, sakau, man jau ligoninių gal nebereikia, daktarų nebereikia, nes taip kaip aš dabar jaučiuosi, man nieko nebereikia, man net gaila tų tyrimų daryti, nes aš geriau nusipirksiu tą Grimaxą, tą Maxą. Oi, kaip gerai. O aš dabar, žinai, ką pagalvojau, kadangi tu eisi tyrimų daryti sausio mėnesį, tai aš pas tave atvažiuosiu žiemą. Sausio mėnesį man zvamtel, kai bus tavo tyrimo atsakymai. Labai noriu, iš tikrųjų, noriu, to pačiu gaila tų pinigų, nes noriu pasidaryti vien dėl to akivaizdžiai, kad žmogų parodyti. Nes sakau, dabar kaip jaučiuosi, tai aš buvau pamiršus, kad taip galima jaustis. Kaip aš sakau, kaip galima dar geriau jaustis. Nežinau, kaip galima dar geriau jaustis. Tai ant kiek... Sužinosi, iki žiemos sužinosi. Ant kiek viskas yra pagerėję, tai susitvarkę. Tai vat, ir dabar man cholesterolis buvo 11. Buvo atradę. Šiaip aš visą laiką tyrimai būdavo idealus. Ir va, pernai metų nueinu, dar prieš visus tos, va tokie tyrimai nesąmoningi, visiškai kažkokie išėję iš savęs. Geležies norma 7 kartus viršėjęs, trombocitų, leukocitų, hemoglobins ten nenormalus kažkoks, 280, vienu žodžiu, visko ten tiek per daug. Gavos tokia kaip kažkokia košė, tai vat noriu dar pagersiu tos produktus ir va sausio mėnesį man kaip tik vėl reikės eiti medicininę apžiūrą, savo apžiūrą reikia kasmetinę.
Tai va, aš neįsiu tuo pačiu ir pasidarysiu ir dėl tos miomos, nors aš jaučiu tikrai, kad nieko nebėra, nes man ir pilvas toks gal ir pats, kaip sako, prisigalvoji, kaip tau pasako, kažkas vyksta, jau pati gal, nes tai atrodė pilvas toks buvo pradėjęs dirbti, tai mėnesinės tos buvo visą laiką nenormalios, bet vienu žodžiu darė tą echoskopą ir nei taip, nei ne, nepasakė ir liepė po pusę metų ateiti pakartoti. Tai va dabar nežinau. Nieko nejaučiu, skausmų nejaučiu, energijos yra, vienu žodžiu, spoks kyl, džiaugiuosi, šuns paskau, džiaugiuosi. Valio, aš irgi taip pat. Vienu žodžiu, visko čia yra, bet už viską džiaugiuosi, spindi gražiai, pailsėjus, gali kalnus nuvesti. Jo, ačiū tau labai, Kristina. Susitiksim sausio mėnesį mūsų bibliotekėlėje. Čia bus labai gražu, pažiūrėkit čia kaip gražiai viskas. Einu, biškai parodysiu jums, kaip čia viskas labai gražu. O čia žiemą bus dar gražiau, bus pusnis, bus sniegas, bus visai kitoks vaizdelis, bus irgi gražu. Va, Kristina, ačiū tau už interviu. Ačiū, kad aplankė tokiam užkampėlį gražiam pasaulio. Labai gražiam, labai gražus kampelis, labai gražus. Nu, iki žiemos, ate.